Sveiki visi, su jumis Ingrid ir šis video yra iš tikrųjų mokamas. Mokestis yra dėkingumo, kuris prasideda nuo 1 euro ir sąskaitą jūs matot. Jeigu norite į PayPalą, susiraskit mane pagal vardą ir pavardę Facebook'e ir aš jums nurodysiu net PayPalą. Taigi iš tikrųjų norėčiau energinių mainų šitą, todėl kad šitas video yra toksai savotiškai dvigubas. Jisai iš vienos pusės jūs galite jį pasidaryti raštu ir po to papiešti tam, kam priimtina, arba pasiklausę teorinę dalį, tiesiog pereiti prie piešimo, spręsti jum. Taigi, o mes pradėsim nuo labai paprastų dalykų. Mes šiandien piešiam neuromedį. Tikrai matau, tikrai matosi, ten kai nesimatys, aš pastumsiu. Medis susideda iš šaknis, kamieno ir vainiko. Šaknis tai yra praeitis, kamienas tai yra dabartis, vainikas ateitis. Ir kadangi medis auga, kaip sakant, nuo sėklos, ar ne, patalpintas į žemę, ir jisai auga į viršų. Jis neauga iš viršaus žemyn. Apie ką aš tai šneku? Šneku tai, kad vienareikšmiškai šitam piešime visos linijos turi eiti griežtai tik į viršų. Reiškia, nuo apačios tik į viršų. Ar aišku šitoje dalyje? Aišku turbūt. Tam, kad jūs pagalvokit, va čia va yra maždaug, čia jau prasideda, va žemės dalis. Čia, va taip, va, padarykim liniją. Čia šaknis kažkur tai išlindusi, ar ne? Tam, kad atlaikyti visą medį, reikalingos geros šaknis, reiškia geras įsišaknojimas ir visa kita. Apie ką aš? Kai jūs pradėsit piešti, jūs padalinkite praktiškai į 3 lygias dalis. Oi, va čia pieštukas. Maždaug vainikui tiek, ar ne? Nežinau, ar matosi. Šaknim tiek. Jeigu kartais, kažkaip tai nutiko, kad jūs sugalvojat nuo apačios, tada paimat kitą lapą, priklijuojat prie apačios ir padarot geras šaknis. Nes visas piešimas bus nuo šaknų į viršų. Taip. Toliau. Geros šaknis apie ką čia? Apie tai, kad praeity, ar ne, arba nuo ko viskas prasideda jūsų noras. Nes kai pradėsit piešti, visą laiką teks atsakyti savo klausimą, ar tikrai tai yra jūsų noras. Nes labai dažnai mes pasiemam norus visai ne savo. Tai yra vienas aspektas. Ir kai jūs išpiešit, jūs tada tikrai užgarantuoju galutinai, suprasit, ar tai yra jūsų. Ir tikrai ateis mintis, ar tai jūs paskatino norėti artimieji, o gal tai eina iš vaikystės kažkokia tai programa arba kažkoks tai scenarius. Todėl geros šaknis tai yra visada yra kažkoksai tai giminės scenarius, nors apie kurį tai mažiausia pagalvoja. Būna visada pradinė mintis, kodėl noriu. Ir tam, kad užaugtų tai, ką jūs norit, reikalinga ir energija, ir nusiteikimas, ir kažkokia patirtis, ir pozityvas. Todėl, kai dėsim figūras, apie šitos visus dalykus galvosim. Kuogi šaknis maitinasi? Taip, šaknis maitinasi praktikomis, dėkingumais ir veiksmais.
Be šitų trijų pagrindinių dalykų, nes šaknis tai yra, jos pamaitinti vandeniu, ar ne, gyvybę. Nes ir galima čia ir įdėti ir ketvirtą energiją. O be energijos niekas nevyks. Yra padaryta mano video net 5 patyriminis intensyvas, iš kur pasidaryti dar energijos papildomai, kad jūs realizuotumėt savo norus. Toliau. Kamienas tai yra dabartis. Čia dėsim tai, ką darote dabar, kad priartėtumėt prie norų. Pagrindinis klausimas, į kurį reikėtų atsakyti. Iliuzija tai yra visokios vizualizacijos, visokios jogos, visokios auros, visokie meridianai, meridianų, ten visokios praktikos. Tai yra pravarinėjimas energijos. Pagrindas realybė yra konkretus veiksmas, mažų žingsnelių sistema, iš tos vizualizacijos, tos iliuzijos, dar dėkingumo praktikos. Kodėl sakau, tai yra iliuzija? Todėl, kad tik 5 procentai žmonių yra magai ir jiems jų sistemai tai veikia. Iš oro, kad pasidarytų apčiuopiamas daiktas, aš tikrai tokio būdo tikrai nežinau. Galit prieštarauti. Aš pati savo praktikos galiu pasakyti, kai aš buvau santuokoje, aš neturiu santuokos, tai aš tikrai vizualizavau savo mašiną. Taip, aš labai intensyviai, labai norėjau mašinos, visą ką. Man antroji pusė nupirko, bet ta mašina buvo šeimos. Reiškia, mes ją dalinomės per pusę. Po to, kai pradėjau aš analizuoti, pasirodo, aš dariau tam tikrus konkrečius veiksmus, kas liečia mano antrą pusę. Tam, kad jam kiltų noras man nupirkti mašiną. Štai jum ir subliuška viskas, apie ką galvoja, kad mintis materializuojasi. Taip, jos materializuojasi, jeigu mes darom, kad ir minimalius, konkrečius veiksmus. Mažus, nereikia čia didelių žingsnių. Suprantat? Jeigu jūs vizualizuojat ir pastoviai turite išdirbtą sistemą, ką jūs nepripažįstat, galbūt, kad jūs kaupiat pinigus ir visa kita, ir jums ten trūksta iki tos mašinos realizacijos, tėvai dadėjo ir jūs viską suvertėt tai, kad jums tėvai nupirko kaip pavyzdys, tai jūs tikrai esat kažkokioje iliuzijoje, kažkurios tai dalies realybės nepripažįstat arba patys savo meluojat. Taip sutinku, mintis skatina, pagreitina iš tikrųjų tą visą procesą, bet konkretus veiksmas, jisai duoda realų apčiuopiamą rezultatą. Dabar dar yra, sako, kad greičiau viskas įvyktų, reikia tam tikros būsenos. Tai jeigu nežinote, kaip tai daryti, einat pas psichologą, pas psichoterapeutą, atsiprašau, konsteliacijų specialistą ar kitą ir jūs galit pražiopsoti tokį dalyką, kaip kad jie tikrai duoda namų darbus. Padaryti, pabūti, atsisėsti, kažkokią tai praktiką jie duoda visada. Aš pati susidūrus ir su psichologais, ir psichoterapeutais, ir netgi konsteliacijų specialistų. Jie visi duoda namų darbus. Ir čia jau tavo atsakomybė, ar tu jį darai ar ne. Tie, kas daro, jie išeina daug greičiau rezultatą, tie, kurie nedaro, tai ir neišeina. O tai yra jau veiksmas. Padaryti kažką
galų gale kažkokią praktiką tam, kad išeiti į būseną, tai yra. Netgi, pavyzdžiui, yra meditacijos, ar ne, kaip PVZ, ar ne. Ką jūs turit padaryti veiksmą? Jūs turit atsiversti kompiuterį ar telefoną, atsiversti tam tikrą kanalą, kuriame yra, pavyzdžiui, YouTube, ar ne tą praktiką, ar jums atsiuntė tą praktiką per Messengerį garsintą, ar ne. Jūs turit pasimti ausinės, jūs turit užsidėti, jūs turit atsisėsti ar ten atsigulti, nežinau, ir jūs ją turite padaryti. Tai yra veiksmas. Suprantat? Tai yra konkretus veiksmas, apie kurį žmonės, pražiūri. Taip? Siūlau pasirašyti, ką ir kaip darysite jūs konkrečiai šitam norui realizuoti. Ir yra tas finalas, jūsų jau noras, konkretus, labai aiškus, su aiškiais apčiuopiamais kriterijais. Labai pageidautina, kad būtų tas vainikas tame, kad ką matau, ką girdžiu, ką liečiu, ką jaučiu. Labai viskas aišku. Ir jeigu jūs stebite mane, tai labai panašus visa schema yra tikslų atsiekimas. Taip? Taigi, apibendrinus. Čia kaip pavyzdys, bet piešiau visai ne apie tai, iškart perspėjau. Čia jums duodu pavyzdį. Pavyzdžiui, mano noras poilsis Sakartvelyje. Taip, tam tikrą datą. Šaknis. Mano patirtis, taip aš turėjusi perdegimo sindromą, man patiko šalis, nes, tiesiog, jinai man tokia, aš esu buvusi ir aš norėčiau dar nuvažiuoti, vien kalnai, ką reiškia, didybė, iš tikrųjų jie tiesiog tave kviečia. Taip, tiesiog pamačiau, kad pailsėjusi esu tam tikrų, energingesnė, visai kitokios būsenos ir poilsis tikrai reikalingas. Ir be to, kas liečia, pavyzdžiui, giminės scenarijus, taip, tai iš tikrųjų mano mama, amžinatilsė, kasmet važiuodavo atostogų į Krymą. Tiesiog buvo jos toksai dalykas. Kamienas. Kasdien skiriu valandą savo, tai reiškia su savim, poilsiui darau dažniau tam tikras poilsio, kaip vadinkim, saleles arba minutės, kada dirbu, pailsiu, tiesiog guliu, nieko nedarau, tai yra man poilsis. Šeštadienį iki 2 valandų gamtoje. Poilsis man irgi yra ir koncertas, ir kino teatras, ir parodos. Ir konkrečiai šitam dalykui, jeigu kalbant, ar ne, tai po biškį aš dairausi kelionės, studijuoju, kokia kaina, kokia programa, kas mane laukia, kokia kompanija ir taip toliau. Jau čia yra konkretus veiksmai. Taigi vainikas reiškia, vainikas yra kelionė į Gruziją, taip, Sakartvele. Ir antras toksai svarbus yra, išsiskyrė mano noras į 2 tokius gaunasi, kai aš viską pergalvojau, tai įprotis skirti dėmesį savo. Taip, ir ką jaučiu, ką matau, ką liečiu ir girdžiu. Galit pasižymėti vienas iš tų momentų, galimas irgi variantas. Tai štai teorinė dalis. Dabar prieinam prie praktinės. Todėl labai prašau, praktinė dalis. Prašau nepamiršti gerti daug vandens, nes prasideda rimtas piešimas. Ir mano tema, aš pasiėmiau, mano noras per tą periodą turėti klientų.
kurie mokėtų bent jau dėkingumo mokestį už tai, ką duodu, įvertintų mano pastangas ir tą pasidalymą patirtimi, kurie sėkmingai aš tai darau. Ir klientų parašysiu srautas. Jūs galite pasimti belę, kurį norą, kurį jūs susirašėte ir pradėti. Taigi pirmiausia, padalinau į 3 dalis. Čia mano yra šaknis, čia kamienas, čia vainikas. Ir kadangi nuo šaknų prasideda, tiesiog paleidžiu ranką. Nusipiešiu pagrindinį dalyką, savo medį. Taip. Ir dabar kalbant apie šaknis, ar ne, atsiverčiu pradžioj, taigi nuo ko viskas, kodėl srautas. Iš tikrųjų labai smagu, aš turiu patirties su klientais. Čia mano patirtis. Ir kai jūs pažymite, jūs iš karto vėlgi aktyvuojate. Daug labai nereikia, bet tiesiog būtų visai gerai. Patirtis mano. Taip, iš tikrųjų pradinė mintis, kodėl aš tai noriu, tiesiog man patinka dirbti su žmonėm, būti naudingai. Man tai tikrai patinka, ypač kai ateina privačiai konsultuotis, reikia kažką analizuoti, daryti ir tu matai, kad tu gali padėti tai padaryti. Man tas yra labai smagu. Ir labai faina. Dabar kitas yra, kas liečia giminės scenarius, tai mano mama iš tikrųjų buvo nuostabia moteris, kuri irgi dirbo su labai dideliu pakankamai srautu klientų. O tikrai garsi specialistė. Ir galbūt kažkiek jo. Ir mano senelis buvo pakankamai garsus žmogus Lietuvoje. Mama, senelis. Ok. Dabar žiūrim, kokie, kamienas, kokie konkretūs mano veiksmai, kad klientų. Aš dedu video. Aš juos darau. Konkretus veiksmas. Čia maitinkim. Tai video. Aš turiu ir kortų dienas. Ko gero paliksiu tik vieną dieną, todėl kad į antrą papildomą dieną nelabai kas ir be nori. Metaforinės kortos. Kokį dar taip darau dabar dėkingumo praktikas. Įvardinkim čia praktiką. Pastiprinkim, pažymėkim. Taip. Taip.
Ir aišku, taikau mažų žingsnelių programą, tai va čia va yra. Konkrečiai turiu, ką aš darysiu. Mažų žingsnelių programa. Nu, čia irgi. Ir matot, jau šaknis yra iš tikrųjų pakankamai rimtos. Kaip ir linijų labai daug. Dabar yra vainikas. Vainikas konkretus, labai aiškus rezultatas. Tai būtų labai aiškus rezultatas klientų srauto. Taip. Klientų srauto ir įpročio klientų srautas, kad čia įprotis pritraukti žmones. Čia naujas įprotis mano. Įprotis. Taip. Ką aš matau ir ką aš jaučiu. Nu, tai yra toksai iš lūpų į lūpas. Man visai patiktų, kad tai, ką aš darau, klientai nuo klientų ateitų, patiktų su manim vat. O šiaip, jeigu labai taip atvirai, tai man tikrai patinka su žmonėm dirbti. Va čia va. Man tikrai vat būsena, jeigu nupiešti, tai man tas labai patinka. Aš jaučiuosi labai gerai. Čia iš lūpų į lūpas reklama. O čia man patinka. Man patinka analizuoti, daryti. Tai va, jeigu eigoje, kaip PVZ, ar ne, kils man suapvalinimo metu, kils kažkokios mintis, aš tikrai dar galbūt apskritimas atsiras. Ir dabar žiūrim, ar pakankamai šaknų, kad visą šitą konstrukciją išneštų. Nu, gal dar reikėtų vienokios, kitokios kažkokios tai pastiprinimo dalies, pagalvoti. Nu, tokie įdomus, tokie gaunasi, nu, kaip šniūras, ar ne? Įdomiai taip labai. Ir galim, kaip vat iš karto gaunasi lauko linijos. Taigi, ką aš dabar darysiu, suapvalinsiu, stabdau įrašą ir sugrįšiu, kai viską suapvalinsiu. Na štai, grįžtu pas jūs, jau suapvalinau ir galiu tik tai pasakyti, kad apvalinau nuo čia į čia ir man atėjo tokia mintis, kurią norėčiau pasidalinti. Tai kad pastebėkit, kaip jūs apvalinat, ar nebūna taip, kad pradedat nuo viršaus žemyn. Tai vienas momentas. Pastebėkit, dar pastebėkit ir kodėl jūs darot nuo pačios, nuo viršaus į apačią, tai yra. Ir kame, kokios mintis aplanko. Aš tiesiog pastebėjau, kad kai aš apvalinau, aš galvojau visai apie kitus dalykus.
Ir kai šitą pagavau, kad aš negalvoju apie klientus, aš galvoju daugiau apie neurografiką, kas mane labai nustebino. Vat, ir aš pradėjau užduoti savo klausimus apie ką tai. Nu, kodėl čia? Ir supratau, kad iš tikrųjų per mažai, energija ten, kur yra dėmesys. Tai ko gero, tos energijos šitai sryčiai per mažai tikrai suteikiu. Ir man atėjo tokia mintis, kad šitą temą teks man papiešti ne vieną kartą, ko greičiausia. Aš spalvinu srautais ir labai rekomenduoju ir jums srautais nusipiešti, nusispalvinti tiksliau. Ir vėl man norisi iš viršaus į apačią kažką tarsi nuleisti. Jo, labai įdomi tai. Nes kai jūs piešiat ir pagaunat tokius subtilius momentus, iš tikrųjų labai įdomiai. Tada jūs patys save pradedat suprasti, atsiskleisti, vadinkim taip. Nu va, vėl man norisi iš tos į tą pusę. Nežinau, apie ką čia tai. Reikės dar pagalvoti. Nu, kadangi medis maitinasi, kažkaip tai vandenuką turi turėti. Ir vėl. Ir man šitą temą reikės dar galbūt kitokį algoritmą papiešti ir pasižiūrėti, kokios vis dėlto čia yra, koks čia yra energetinis užtaisas šito dalyko. Nu, labai įdomi. Nes, man atrodo, aš vienam esu video sakęs, kad yra tokie parodomieji išeina piešiniai, bet yra labai daug piešinių, kurie yra darbiniai. Kada su tavim pats piešinys, vat, visas algoritmas su tavim šneka ir kartais ateina tokios net savotiškos užduotis, ką tu turi padaryti. O šituo atveju, šitam darbiniam piešinį paaiškėjo, kad aš turiu dar kartą papiešti šitą temą, išpiešti. Nu, čia šitas labiau. Ne, va šitą aš noriu. Ir vėl nuo viršaus į apačią tarsi kažką aš norėčiau nuleisti. Nu, įdomiai taip. Nu, kai aš mokinausi, jau man šitas algoritmas buvo vienas iš iššūkių. Prisimenu aš jo, kol aš jį perpratau, tai aš turėjau reikalų savotiškai. Kol aš jį perpratau, kaip jį piešti, ir visą laiką
pastebėti, o kokia uždėjau spalva įdomi. Jo, man vis norisi pirmyn atgal kažkaip tai pasivaikščioti. Įdomiai. Labai įdomiai. Ir aš tikrai skatinu jūs rašyti savo įžvalgas, neužmiršti gerti vandens ir tiesiog. Dabar yra du variantai. Jeigu nelabai yra priimtina, nenorit jūs, toks algoritmas, pagalbos iš visatos, iš kitur, tai šito veiksmo nedarot. Šiaip tai yra piešiamos linijos, kaip pagalba, kaip pastiprinimas iš visatos. Bet jeigu yra žmonės, kurie galvoja sudarko jų gražų medį, tai tebūnie. Nepešia tų linijų. Čia jau jūsų pasirinkimo klausimas, bet šiaip tai čia norėtųsi. Va taip va. Taip. Pasiryškinam. Ir tada lauko linijos aš paimsiu. Galite arba juodo, arba dar kažko. Vat jos taip, kad viskas vyktų. Pačia geriausia ir harmoniškiausia būdu. Čia kažkaip tai mano užsibaigė. Paimkime ir apie ką čia galėtų reikšti, tai nežinau. Tai. Kad įvyksta ekologiškiausia būdu. Ir dabar iš tikrųjų fiksuoti pagal viską, galima, bet čia klientų srautas. Na kągi, aš baigiu, linkiu jums naujų gražių įžvalgų, piešiant, pamąstymų ir aš tai
gavau namų darbus papiešti dar šitą temą kitais algoritmais. Matomai čia reikės papiešti ir 21 dieną. Ir tam tikrų algoritmų arba kitais šituo klausimu. Nes ne visada viskas suveikia iš vieno piešinio. Nes aš supratau, kad aš tiesiog į tą būseną, kurią reikėtų įvyti, aš per šitą piešimą šiai dienai nelabai įvėjau ir gavosi rezultatas toks, koks gavosi. Tai va, iki kitų kartų. Ate, jeigu kartais kils kažkokie norai ar dar kažką, tai ar pasidalinimai, ar kažkokios įžvalgos, ar kokie klausimai, tiesiog mane susiraskit pagal vardą ir pavardę Facebook'e ir parašykit man asmeninę žinutę. Dabar viskas. Ate.